Sveiki Lietuvos balso žiūrovai. Pirmiausia, jūs su naujais metais. Ir labai smagu, kad metai nauji, bet jūsų įpročiai nesikeičia ir jūs toliau liekate su Lietuvos balsu. O vakar scenoje nugriaudėjo Gabrielės komandos nokautai. Ir mes sužinojome, kas keliauja į kryžminės kovas, o su kuo turime atsisveikinti. Tad pažvelkime, kas įvyko. Apžvalgos rėmėjas vaistininkų atrinkti maisto papildai geresnį to versijai Ambio. Pirmasis į sceną vakar žengė Domantas. Ir Gabrielė užsimanė su Domantu pabėgioti. Ar tu man gali pažadėti, kad mes su tavim? Išnersim iš vandens pagaliau. Nežinau, aš galvoju, kažkokią noriu patirti su tavim, tokią, nežinau, kad ir krosą prasibėgti po jūrių, kažko norisi tokio bendro, kur aš tau pariekčiau, kaip aš rėkiu, būtų patirtis tik tau. Geležinkelio stotį rekomenduoju. Esu bandęs, kai traukinys važiuoja, nieko nesigirdė. Ir Domantas su Gabrielė bėga tiesiai į kryžminės kovas. Mes einam toliau. Į kryžminės kovas. Domantai, relaksas. Tu keliauji į kryžminės kovas. Ema po savo pasirodymo dėja turėjo atsisėsti į pavojaus zoną. Galvoju, kad noriu, kad Ema paklausytų gerą koncertą ir prisėstų ant sofos. Pavojaus zona, Ema. Iš Manto komandos pavogtas Augustas sužavėjo merginas savo ūsais. Sakė man, tu negyvenai, tu tik prabuvai, jūros bangų vis dar, tu nematei. Augustai, turėjau tokią fazę neseniai. Bandžiau ūsus užsiauginti. Ir man Jessica liepė jos nusiskusti. Ir tada praeina kelios dienos. Ir po kažkurio filmavimo, kai tu jau perėjai pas Gabrielį komandą, stovi gerbiamoji projekto stilistė ir šios dvi žavios moteris. Ir sako, o pala, kuris šitas Augustas? Tas... Sakau, nu tai tas, kur su megztuku ir su ūsais. O, Jėzu, su ūsais tas, kokie ūsiukai nerealūs. Ir ta prasme, žiūrėjau jas ir galvoju, pala, kodėl aš negaliu užsiauginti, kas vyksta. Bet ilgai tas tęsiasi. Ir ta prasme, tai buvo, aš bandžiau išsiaiškinti, kodėl tai yra, aš iki šiol nesuprantu. Ir tu dainuoji, užlipi ant scenos, pasižiūri Jessę, pasižiūri Gabrielę, jos jau šypsosi, jom patinka. Tai, Kaip smagiai kutentų. Kaip smagiai. Tai... Kitas. Švengia tiesa. Esu turėjus, esu sotus bernas kažką, aš matau. Gerai, Gabrielė, luktas, Jessica, o tai kas tai sūsais yra, kas čia dabar? Ne, tipo, kai aš sūsais... Jo, aš dar sakyti, jam neleidė. Jinai mane Pedro pravardžiuoja, o kai jis sūsais, gražuolis. Come on. Bet šį kartą Gabrielė jam nedavė galimybės kovoti toliau. Ir aš noriu su tavim apsikabinti ir palydėti tave namo. Gerai? Bet tikrai tu esi... Čia Gabrielė priėmė sprendimą atsisveikinti su savo komandos nariu. Ir ne tik dėl ūsų, čia labai ilga ta gavosi, bet... Jo, ačiū labai. Kliaulija nustebino ir sužavėjo visu savo pasirodymu. Ir faktas, kad jie keliauja tiesiai į kryžminės kovas. Yes, I think you're going forward. So it is... To the cross battles, yes. Cross battles. Congratulations. Tu judi toliau ir tavęs laukia kryžminės kovos. Toliau į sceną žengė Marija.
Kol kas Gabrielės sprendimu Marija siunčiama į pavojų zoną. Aš dar tave pakviesiu prisėsti prie Emos. Ačiū tau. Pavojaus zona, toks Gabrielės sprendimas yra, uždengs nugarą, uždengsiu, kad niekas nematytų. O čia va laiptai, kad antrą kartą nenukristum. Tai nukrisim vėl. O dabar keliaukime į apžvalgos magiją dalį, nes mes su dalyviais žaisime mūsų draugų Ambio žaidimą. Mes dabar negalvokime apie tuos iškritimus ar visokius blogus dalykus. Aš noriu su jums žaisti Ambio žaidimą. Čia žaidžiant Ambio žaidimus yra labai smagu. Ir aš tau parinkau Ambio maisto papildus nervų sistemai. Tai tau dabar reikia sugalvoti 4-eilį arba 2-eilį apie Lietuvos balsą su žodžiu nervai arba sistema, arba kartu gali juos apjungti. Žodžiu, kaip sugalvosi, kaip išsisuksi, žinok, taip aš užskaitysiu. Gerai, dabar tuoj 5 minutės. Turim laiko. Niekur neskubu. Lietuvos balsas. Tai smagu. Nervai. Sukasi ratu. Čia gerai jau, o čia... Na, žodžiu, tai aš galvoju, kad tu nes atrodo, kad tu taip užsivedai, kad tu... Eik tu savo, žiūri, gerai. Tau keliauja Ambio dovanos. Tu esi šaunuolė, tau nėra ko pergyventi, atsipalaiduok, pasimėgauk ir viskas bus gerai. Darin po savo pasirodymo taip pat keliauja į pavojų zoną. Toliau į sceną žengia projekto favoritu ir įdomiausiu dalyviu laikomas Sakalas. Tada nusprendė mylėt ir nuo tada mylėjom. Mylėjom. Mokytojai vėl patikėjo Sakalu ir buvo tiesiog sužavėti jo pasirodymu. Ir Gabrielė su Sakalu keliauja toliau į kryžminės kovas. Tai aišku, kad tu eini toliau. Tai yra, reiškia, kad jis Kai kryžminės kovos. kryžminėse kovose! Po šių nokautų į kryžminės kovas keliauja Domantas, Kliaulija, Sakalas ir Marija. O su Ama, Augustu ir Darin mes turėjome atsisveikinti. Toliau eina Marija. Toliau eina Marija! Marija, tavo laikas ruoštis nokautams, duok 5. Iki pasimatymo, aš tau sakau. Tad netrukus sužinosime, kas laukia Gabrielės komandos dalyvių kitame etape, tačiau iki tol ačiū visiems už palaikymą ir žiūrėjimą. O kitą savaitę sugrįšime su Jessicos Shine nokautais. Ciao!